11 trečiadienio lauktuvių myliu save laidos rubrikos Laimės rato sukimas. Šiandieną šiek tiek kitokia laida, nes man asmeniškai yra nemažai pirmų kartų. Tai pirmas kartas, kai darau vertikaliai. Žiūrėsim, kaip čia man gausis, jeigu vyks techninių klausimų ar kažkokių nesklandumų, aš iš karto atsiprašau, bet iššūkis pakankamai nemažas buvo pasiruošti šitos šiek tiek kitoniško formato Laimės rato sukimui ir tuo pačiu dovanų pristatymui, nes šiandien turėsim netgi dvi ypatingas pristatymus. Ir pirmas dalykas, kaip ir kiekvieną savaitę, ką aš anonsuoju, kad galima myliu save prenumeratoriam laimėti dovanų, o dovanos yra labai fainios, tai yra visokiausi, čiažantis, skaniai kvepiantis iš Indijos smilkalai, kuriuos gali laimėti tiesiog prenumeruojant. Nereikia nieko papildomai daryti, nereikia kažkur ten kažko. Tiesiog mūsų tikslas yra, kad myliu save užaugtų bendruomenė ir galėtumėm pasidalinti naujienom ir gal netgi tie patys bendruomenėse ekantys žmonės taps tie patys ekspertai, kurie ir vieni per kitus ir darysim taip gerą darbą, kaip ten sako, tėvynės labui. O smilkalus galima įsigyti mūsų krautuvėje, aš galiu parodyti patį procesą, kaip viskas vyksta, nes, pavyzdžiui, kai yra laimima dovana, tai pirmas momentas, ką reikia padaryti, tai pranešti, kokiu elektroniniu paštu bus užsiregistruota paskyra tinklalapyje. Ir tinklalapyje dovana, taip, tada iš karto parodysiu, pavyzdžiui, tinklalapyje užsiregistruoti galima, čia yra mygtukas, jeigu telefone, ane? Tai galima per čia arba nuėjus į meniu išskleidus ir nuėjus į krautuvę, galima į tos pačius smilkalus ir kadangi platformos mecenatas personalizuotas.lt dovanoja kiekvieną savaitę minimum smilkalų vertės myliu save taškų, tai pavyzdžiui, patinkančius smilkalus galima įsidėti į krepšelį ir tada, pavyzdžiui, jeigu įsidėsim į krepšelį ir tokiu būdu galima bus užsakyti, o užsakymo metu, kas yra labai svarbu, kad būtų žmogus jau prisijungęs prie savo paskyros. Jeigu kartais nebūsit prisijungę, natūraliai nebus užskaityti taškai, nes nežinos sistema, kam jie priklauso. Na ir pats procesas, jeigu nesat užsiregistravę ir kartais laimėjo taškų, galima tiesiog įeiti krautuvę, į smilkalus, į pirkimo procedūrą ir tiesiog pasirinkti sutinku ir, pavyzdžiui, galima prisijungti per Facebooką arba vėlgi įprastai eiti per meniu mygtuką ir paspausti registruotis. Ir čia susivedus savo elektroninio pašto adresą, norimą vartotojo vardą, slaptažodį ir tokiu būdu prisijungsit. Taip yra dar neišverstų vietų, nes platforma yra pakankamai sudėtingas dalykas, kad ją vystyt. Todėl labai paprasta, jeigu kažkas neaišku, galiu parodyti, galima iš karto paspausti čia ir pradėti pokalbį. Asmeniškai atsakysiu visus klausimus, nes čia toks vėlgi yra papildomas būdas, kaip mes galėtume komunikuoti tokiu chatų pavidalu. Jeigu iš karto neatsakysiu, aš gausiu elektroninį laišką ir tada sureaguosiu. Todėl apsimoka būti myliu save naujienlaiškių prenumeratorių. Beje, naujienlaiškių prenumeratoriai dar iki šiol negavo nė vieno laiško, nors jau 11 savaičių tą darom, tam, kad laiškai bus vėlgi sąmoningai siunčiami koncentruotai. Dabar mes jau turim 98 prenumeratorius, tai reiškia, įskaitant ir mane, tai yra 97, tai šiandieną loterijoje dalyvaus 97 prenumeratoriai. Gali būti, kad 2 atkris, nes turiu tarimą, kad ten yra nelabai tikslingi žmonės, bet dar išsiaiškinsim. Nes kokia yra problema, kad yra dabar laimėtojų, kurie neatsijėmė prizus, o myliu save trečiadienio lauktuvių viena iš sąlygų, kad per mėnesį laiko atsimtų tiek prizą, tiek išnaudotų kuponą pristatymui, nes kadangi tai yra dovana ir tai yra fizinė dovana ir jinai išsiunčiama per paštomatą, tai jeigu yra nepanaudojamas kodas paštomatui ir nepanaudoti taškai, tai taškai juos galim bus panaudoti vėliau, bet paštomato kodas yra būtina panaudoti per mėnesį. Lygiai taip pat, kaip yra ekspertų dovanos, kuriuos myliu save ekspertai įsteigia ir jas lygiai taip pat reikia panaudoti per mėnesį, nes vėlgi, jeigu žmogus nepanaudoja arba negali netgi kažkam padovanoti, tai geras dalykas, tegul pasiekia tuos žmonės, kuriem to reikia. Tad atminkit mėnesį laiko, galimybė išnaudot progą. Tai dabar važiuojam prie mūsų laimės rato sukimo. Tai šiandieną yra įprasta
procedūrą, išsuksim iš 97 dalyvių vieną laimėtoją, tas vienas laimėtojas į savo paskyrą gaus 32 mylių save taškus, tie taškai yra 3,20 € vertės, už kuriuos galima įsigyti bet kuriuos smilkalus, kurie yra tos vertės, arba išnaudoti kitam produktui. Ir lygiai taip pat gaus nemokamą pristatymo kodą. Tai vertė visos dovanos yra šiek tiek didesnė. Na ką, važiuojam ir žiūrim, kas 11 mylių save gaus trečiadienio lauktuvių dovaną. Važiuojam. Ir sukasi. Įdomiausia, kad kuo daugiau dalyvių, tuo ilgiau ratas sukasi. Ir Jelena. Ir aš turiu įtarimą, kad aš Jeleną pažįstu. Na, bus matyti, ar čia yra tikrai ta, nes nesinori spėliot, kadangi negalim rodyti pagal duomenų apsaugos įstatymą elektroninių paštų, pavardžių. Aišku, ne visi ir pavardės užsižymi. Tai Jelena, sveikinu tave. Myliu save 11 dovanos rubrikos trečiadienio lauktuvių kažkuris iš smilkalų dėžutė priklausys tau, arba jeigu sugalvosi panaudoti kitą produktą. Na ką, ir aš turiu labai fainą anonsą, o anonsas yra toks, kad myliu save kitos savaitės dovaną įsteigė, vieną iš dovanų įsteigė net 50 € vertės asmeninė Lalitos konsultacija. Ja taip pat bus galima panaudoti tokiu būdu, kad bus sukurtas kuponas, tas kuponas bus priskirtas konkrečiam žmogui ir čia galima, pavyzdžiui, tinklalapį pasiskaityti apie Lalitą, apie jos praktikas ir konsultacijas. Tai vat, šita terapinė konsultacija reikės įdėti krepšelį, panaudot kodą ir tokiu būdu galėsit pasinaudoti unikalaus žmogaus. Aš asmeniškai pats jos tylos retrytus važiuoju, tai labai man patinka ir jos išmintis, ir jos besidalinanti patirtis, ir apskritai yra labai tvirta, faina ir labai maloni moteris. Ir dar turim vieną dovaną, taip pat kitą savaitę, 12 mylių save trečiadienio lauktuvių rubrikos prizas bus skirtas Dalios Mockaitinės. Mes kaip tik praeitą savaitę filmavom su jie interviu ir labai įdomiai papasakojo, ką jinai daro. Ir tai jinai yra kosmetologijos guru, tai vėlgi jos viena iš paslaugų yra asmeninė konsultacija. Ja galima bus arba online, tai kaip ir Lalitos beje, arba galima bus Kaune gyvai jos studijoje. Tai Lalita yra Švėkšnų, jeigu kartais norėsit išnaudoti, nuvažiuoti iš Švėkšną pasikalbėti, arba online, o su Dalia bus galima pasikalbėti tik tais jau su Dalia apie odos klausimus ir kaip prižiūrėti. Čia turbūt puikiai dovana yra tiek draugiam, tiek mamom, tiek močiutėm, nes jos klienčių ratas yra nuo paauglystės iki garbingo amžiaus, dažniausiai moterų. Ir vėlgi įsidėjus reikės į krepšelį, įsigyt, panaudot dovanos kodą ir tokiu būdu turėsit labai fainą laiką savo arba padovanot tą laiką su artimaisiais. Beje, o kaip tada, pavyzdžiui, gerai, dažiūrėk iš šitos vietos interviu, o kaip reikėtų dalyvauti myliu save trečiadienio lauktuvių toj rubrikoje ir kaip prenumeruoti naujienlaiškį? Irgi lygiai taip pat labai paprasta. Tai reikia nueiti į tinklalapį. Tai aš dabar ir parodysiu. Taip, reikia nueiti į tinklalapį. Ir galima nueiti į meniu skiltį ir paspausti trečiadienio lauktuvės. Čia pamatysi, kad trečiadienio lauktuvių skiltyje yra ir prenumeratos laukas, ir pamatysi, kad čia yra kiekvieną savaitę dalinamos dovanos ir kad buvo tie sukimai, apskritai kaip vyko visos šitos laidos, jos kartais su iššūkiais, kartais be. Na ir jeigu kartais ne per šitam puslapyje, tai kiekvieno tinklalapį pačioj lygiai taip pat yra naujienlaiškis. Tai čia supildyt vardą, elektroninio pašto adresą ir užsiregistruoti. Vienas niuansas, kad greičiausiai atsiras vienas papildomas neprivalomas laukas, tai yra telefono numeris, nes
šiai dienai, jeigu aš neklystu, yra ar 3 ar 4 žmonės dar neatsiėmė savo dovanų, ar neturėjo laiko, ar kažkas buvo sudėtinga, arba tiesiog laiškas nepasiekė jų, arba pasiklydo netyčia išsitynė, visokių būna gyvenime dalykų ir aš to nežinau. Ir kad nereikėtų spėliot, aš dar norėčiau turėti vieną galimybę, tai išsiųsti SMS žinutę, kad žiūrėk, tau yra dovana, jie pasinaudok. Aš tikiu, kad laikui bėgant tų dovanų tik tais daugės, nes ekspertų ratas irgi didėja, jau artėjam arti 50 ir pasiūlymų yra virš 200, tai vėlgi tai yra ir papildoma dėmesio forma ekspertams, tuo pačiu galimybė gauti labai fainų dovanų jums. Tai elektroninio pašto adresas ne visą laiką yra geriausia forma palikti po savęs, nes būna kitą kartą elektroninio pašto adresą nurodo tik tai sale naujienlaiškiam, kuris būna netikrinamas ir jeigu laimi ir nepasiekia. Tai būtų labai faina, kad mes tą padarytumėm ir žmogus galėtų tiek žinutę, tiek elektroniniu paštu gauti pranešimą ir kad galėtų savo atsijimti prizą. Na ką, o aš labai džiaugiuosi, kad mes turim mecenatą, tai yra personalizuotas.lt, be kurio nebūtų įmanomos nei šitos laidos, myliu save, jeigu kartais žiūrėsit, galiu parodyti, kad yra netgi atskira skiltis laidos, tai yra per 100 sąmoningumo laidų padaryta, tai labai fainas momentas, kad galima tenais ir išminties, ir žinių pasisemti, ir apskritai pažiūrėti, kaip kuriama sąmoningumo laida. Ir, na ką, ir pats platforma, nes platforma, kad vystytus reikalinga ir įranga, ir personalas, nes aš vienas nesusitvarkyčiau ir aišku, reikia visko to, nes norėtus po gerų pusės metų, kad mes visiškai atsinaujintumėm ir būtų daug patogiau, daug fainiau ir tiek ekspertam, tiek žmonėms surast. Tai aišku, reikalinga ir parama, tai jeigu kartais būtų galimybė, yra keli būdai, kaip galima prisidėti prie platformos vystymo. O pats platformos vystymas tai yra irgi labai paprastas. Nueit į skiltį dešimtinę ir ten rasit banko sąskaitą. Arba įsidėjus prekę į krepšelį, galima tenais rast vėlgi būdą prisidėti prie pirkinio dar kaip paramos tos savo dešimtinės ar ten eurų ar kelių eurų diapazone tokia pagalba, nes kiekvienas euras yra labai svarbus, minimum reklamos kaštai jie taip pat kainuoja, bet vėlgi mes norim pasiekti kuo daugiau žmonių ir skleisti tą sąmoningumą kaip sniego gniūžtė. Na ką, o aš anonsuoju, kad kitos savaitės myliu save trečiadienio lauktuvių 12 laimės rato sukimas įvyks spalio 23 dieną. Aš labai tikiuosi, kad neužsivėlinsim, nes čia turėjau šiek tiek ir pats sveikatos negalavimo, bet negaliu praleisti, kartais geriau vėliau, bet tai tęsis ir aš norėčiau, kad tai tęstus metų metais, todėl aš Darius Kiaulakis, miego ambasadorius, linkiu klestėt, fantastiškai išsimiegojus. Jeigu reikės gero čiužinio, tai mecenatas padės, personalizuotas.lt, o jeigu reikės video paslaugų, jau žinot, kur kreiptis. Mainstream.pro, visi rekvizitai ir nuorodos yra po šiuo video. Rekomenduokit, prenumeruokit. Iki. Ate.